trečias greičių ruožas arba pirmas sekmadienį, 26 km. Labai techniškas, žiauriai slidus. Miške tai toks, kai žinai, kad reikia greit važiuoti, negali daryti klaidų, važiuoti labai greitai, o labai slidu, tai toksai nelengva užduotis. Prašokom vieną sankryžą, tai pralošėm turbūt apie 10 sekundžių, nelaimingi dėl to truputį esam, bet greičių ruože esame ketvirtoje absoliučioje įskaitoje, antri Europos taurė, lieka dar 26 km, tas pats greičių ruožas, antrą kartą jau važiuojant, aš jį truputį gal geriau atsiminsiu, nes jisai kartuosis, žiūrėkime. Finišavom sekmadienį pirmą greičio ruožą, kurį kartuosim ir po serviso. Labai intensyvus, dalis jau važiuota prologė, tai šiek tiek žinom kelią, bet pirma pusė greičio ruožo nauja. Tai labai intensyvi, labai siaura, vingiuota miške, vietomis labai slidu, tai buvo tikrai ką veikti. Šiek tiek pradžiažėm vieną sankryžą, tai pradom kokių 10 sekundžių, taip skaičiuoju, ir tai šiek tiek gaila, bet žiūrim, kad varžovas prieki mūsų vis tiek buvo lėtesnis nepakankamai, bent jau pirmų važiavimų, kad mes tą skirtumą suvalgytume per 2 greičių ruožus. Tai žiūrėsim, aišku, dar varžybos nesibaigė, visų gali būti, tai bandysim dar šiek tiek greičiau gal važiuoti. Na ką, panašu, kad Baja Poland baigta, finišuota. Paskutinis greičių ruožas 26 km, taip gerą, labai tempą vystėm. Iš esmės, tik 1,5 sekundės pralošėm pirmai vietai. Tai antri liktais šiai sekundai turbūt. Toks turbūt tai nemažas pasiekimas, turint minti, kad Golovčisas čia yra vienvaldis lyderis, vienareikšmiai, tai tokie. Ir teko vieną kartą atbulint pavažiuoti. Bet tai aš manau, kad turbūt labai daug sukaupta patirties per šitas lenktynės. Turėjome mes čia turbūt visokiausių šaltų dušų, bet bendrai paėmus, tai matyt, kad ketvirti esam. Dar nežinau galutinių rezultatų. Antri Europos taurėje. Laimėtas dar vieną greičių ruožas, tai reiškia, kad dar vienas taškas. O dabar žiūrėsim, ką darysim toliau. Finišavom Baja Poland. Sunkios varžybos. Bet šiaip patiko, kai viskas buvo tvarkoje su technika, tai mėgavomės važiavimu. Džiugino rezultatai, nes tikrai žinom, kad turėjom tą greitį čionais, tai esu patenkintas mūsų abiejų darbų su Benediktu. Tai gaila, kad turėjom vakar šiek tiek techninių problemų, kurios neleidžia mums šiandien būti aukščiau, bet pabandysim kitą kartą.